Gerai, susisėdom vėl po, nežinau net kiek čia laiko, praeitam sezonė turbūt buvom paskutinį kartą. Ir jau įsivažiavome tą sezoną, Eurocapas grupių etapas jau eina į pabaigą, liko kelios rungtynės. Lietuvos krepšinio lygoj taip pat neblogai sekasi. Tai tiesiog apie jūsų akimis vertinimas šio sezono. Naujas turnyras, tiksliau grįžom į tą naują turnyrą, kaip sakyti, Europą po daugelio metų. Ir apskritai, kaip viskas dėliojasi jūsų akimis šį sezoną? Na, tikrai turime pasidžiaugti, kad pavyko mums sugrįžti į europinį turnyrą. Klaipėdiečiai ir pats klubas turbūt laukia labai ilgai. Kaip ir minėjote patys, kad ir LKL-as gan neblogai sekasi, aišku, visada norisi geriau ir tikrai yra tų vietų, kur mes galėjom kažkur ir geriau pasirodyti, bet tas pats, rezimuojant tą patį rezultatą, manau, kad einame tikrai neblogai. Tai Eurocap'e žinome, kad mes dar turime kelias rungtynės, kur mes norime kabintis į atkrintamąsias ir mes turime visus šansus. Aišku, komandos žaidimas, kaip ir kiekvienais metais, yra šiek tiek banguojantis, bet tikrai stengiamės išlaikyti tą kokybę. Ir tikrai žinome, kad fanai mūsų reiklus ir galime tik to pasidžiaugti. Tai mes dar turime daug ką nuveikti ir toj pačiam Eurocap'e, ir tas pačiam LKL'e turime ir siekime savo tikslų. Ir kol kas sakyčiau, kad viskas eina sėkmingai. Sakėt, kad ir fanai reiklus, ir aišku, ir treneriai mūsų patys ir savęs reiklus ir nori to maksimumo išspausti su tuo puolimu. Šį sezoną nėra problemų, galbūt ten atskiros kokios rungtynės, bet turbūt didžiausias fokusas yra gynyba. Bet kalbant šiaip apie trenerį Petrauską, kaip per tos, kiek čia jau tų 5 gal mėnesiai, kai bendradarbiaujam, jis yra klubo vyriausias treneris, kaip jūsų akimis jo darbas šiuo metu? Čia labai geras pastebėjimas, vėl pasikartosiu, fanai yra reiklus ir geras pastebėjimas, kad ir treneriai patys iš savęs daug reikalauja. Tai taip, kalbant apie trenerį, tai tikrai galiu pasakyti, kad viskas sklandžiai vyksta kartu dirbant su visų trenerių štabu. Aš jau pirmam interviu buvau minėjęs, kad vasaros darbuose ir pasidžiaugiau jų aktyvumu ir darbais. Tai galiu tęsti ir pasakyti tą patį ir šiai dienai. Taip yra kai kurių niuansų kokybės žaidimo, būtent galbūt gynyboje ir stringantis esam, bet pasiektų pergalių skaičius yra pakankamai džiuginantis. Tai pasitempti gynyboje, žinome, tai turi būti vienas iš mūsų pagrindinių tikslų, ką gerinti šitam paskutiniam etape sezono. Tai mes kalbame apie tai. Aš manau, kad mes turime kalbėtis ne tik su treneriais, bet ir su pačiais žaidėjais. Tai gynyba yra, mes žinome, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kur pasiekti kažkokiu tai titulu. Tai mes turime atskirai kalbėti su žaidėjais ir jiems pateikti tai, kad su gynyba mes galime kažką daugiau pasiekti. Bet vėlgi mes esame pasirinkę tokį žaidimo braižą, galbūt tas puolimas mūsų efektyvesnis šiai dienai, bet ir fanų, ir visų palaikytojų pastaba apie gynybą, man atrodo, yra teisinga, tai mes bandysime tai susitvarkyti. Dar mums bekalbant tokia mintis kilo, galbūt planuota ta sudėtis, jį keitėsi sezono metu, ar ne, turėjom ir Jordaną Tuckerį, kuris išvyko, ar ne, nes kaip ir minėjom, kad nepritapo prie komandos sistemos
pačio braižo žaidimo. Džeimsas išvyko Džeimsas Karnikas dėl šeimyninių aplinkybių. Galbūt tai irgi yra sudėdamoji dalis, kodėl tas trenerio, kaip sakyt, planas galbūt neveikia nuo sezono pradžios, nes buvo ir keitimų, ir vieniem reikia eiti į sistemą, kitiem reikia eiti į sistemą. Kaip jūsų akimis tai atrodo? Tai mes buvom sukomplektavę komandą vienaip ir daug kas pasikeitė Martyno Pacevičių patyrus traumą. Tai mes turėjome atsisveikinus su Jordanu Tuckeriu, būtent trečios pozicijos žaidėjų, mes turėjom visas pajėgas sutelkti, pasirašyti 2 penktos pozicijos žaidėjus. Tai mes labai džiaugiamės ir mes norėjom vieną iš lietuvių, tai mes džiaugiamės, kad Aurimas pasijungė pas mus ir tikrai su kiekvienom rungtynėm mes matom jo ne tik kokybišką žaidimą, bet apskritai jo norą atstovauti Klaipėdos Neptūnui ir matome tikrai pastangas. Ir vėl pasirašėme dar vieną lietuvį, kur mes buvom pasirašę terminuotą sutartį iki būtent sausio 15 dienos. Ilgai svarstėm, bet priėmėm tokį sprendimą. Tai buvo labai sunkus sprendimas tiek treneriams, tiek mums, nes lietuvis tikrai gerai įėjo į pačią komandos atmosferą. Tai tikrai esame dėkingi jam, kad pagelbėjo ir mes pasiekėme tikrai ne vieną pergalę būtent su jo pagalba. Bet, kaip ir sakiau, priėmėm tą tokį sunkų sprendimą, pasitaikius progai paskutiniom dienom dar galėjome registruoti žaidėją, kuris galėtų atstovauti klubą būtent Eurocape. Tai priėmėm tokį sprendimą, kad komanda atvažiavo dar vienas iš broliškos šalies atstovas. Tai džiaugiamės, kad jis čia ir aš manau, kad jisai puikiai, bent jau taip rodo pirmos treniruotės, kad puikiai jaučiasi čia. Aš manau, kad jis yra alkanas rungtynių ir pergalių. Tai aš žinau ir kad jis yra ambicingas žaidėjas, kokių mums ir reikia. Tai aš tikiu, kad jisai labai greitai įsilies į mūsų komandą ir padės pasiekti daugiau pergalių. Taip, kad klausimas labai geras ir tas sudėties kaita šiek tiek privertė mums pasirašyti galbūt ne tų pozicijų žaidėjų, kur mes turėjome pradžioj, bet manau, kad sėkmingai išlaviravom iš šitos situacijos. Kalbant apie Karlį Šilins, ar čia buvo toks netikėtas, ar čia dabar jau ta Latvių integracija į Klaipėdos Neptūną pilnu pajėgumu vyksta? Latvis kaip lietuvis, tai nebuvo taip daroma su kažkokiu tai specialiai gal nebuvo daroma, bet žinau, kad šis žaidėjas yra tikrai su puikiom galimybėm, tai pasitaikius progai jį iškrapštyti iš jo buvusios komandos ir parsivežti čia, tai mes ir priėmėm tą tokį sprendimą. Dar grįžtant prie tos trečios pozicijos, taip pat ir mūsų klubo fanai ne vieną kartą klausė, kodėl mes nepasirašom to ar ne trečio numerio, to vadinamo krašto puolėjo, lengvojo krašto puolėjo. Tai kodėl nepasirašom? Nes mes turėjome pasirašyti 5 numerį labiau, tai vat šitame yra didžiausias mūsų skaudulys, kai Martynas Pacevičius gavo traumą ir aišku, mūsų biudžetas nėra guminis, tai mes čia irgi girdžiu labai daug, kad čia mes turime tokį biudžetą ir mes negalime pasirašyti dar labiau žaidėjų. Tai ar tas naujai tie daugiau tų žaidėjų pasirašymas, ar gali tikrai pagelbėti mūsų ir pagerinti mūsų žaidimą, tai ir čia yra didelis klausimas. Nes tos pozicijos žaidėjus turime ne vieną ir mes galime šitas
spragas užkamšyti su jais. Mes turime puikiai žaidžiančius lietuvius, kurie atsiduoda. Tai aš manau, kad mums svarbiausia buvo sustiprinti būtent tą 5 pozicijos liniją ir kol kas einam šituo keliu. Ar gali būti dar papildymas sezono eigoje į tą būtent poziciją? Manau, kad mes šiai dienai apsistokime taip ir mes turime kur gerinti savo kokybę žaidime. Tai vėlgi pasikartosiu, ar naujų žaidėjų atvažiavimas ir tai gali net išardyti kažkokią tai vidinę atmosferą. Ar tai pagelbėtų, nežinau. Tai kol kas apsistojame ties šiuo ir mes turime gerinti savo kokybę būtent žaidimo. Tai turime darbų ir, kaip ir sakau, kol kas liekame taip. Ir grįžtant prie tos centrų pozicijos, turėjome šį sezoną kaip niekad didelę tą rotaciją, jų daug prasisuko, kaip sakyti. Ir vienas iš jų buvo Džeimsas Karnikas, aišku, kuris ir iškeliavo dėl tų šeiminių aplinkybių, bet jau kai buvo dabar paskelbta, kad žais Mongolijoje, tai jūs ir bendravote turbūt ir su agentu jo, ir kokia ten ta situacija ir apskritai apie patį žaidėją. Su Karniku tokia kuriozinė situacija, aišku, nepalanki mums kaip klubui, mes tai buvome vasarą būtent numatę tiek Martyną, tiek jį pas mumis ir tai sudarė tokį stiprų tandemą, bet kartais aplinkybės ir įvyksta gyvenimas ir būtent jam atsiradus kažkokių šeiminių problemų mes ilgai bendravome ir tai užtruko ne dieną ir ne 2. Tai ir mes priėjom tokį sprendimą, matėme, kad jisai nebebuvo patenkintas būdamas čia, turėdamas kažkokių problemų vidinių, ar savų, ir tuo pačiu su šių šeimyna. Tai mes leidome jam išvažiuoti ir tvarkytis savo problemas ir aš tikiuosi, kad dabar jau matome, jeigu jisai kažkur jau pasirašęs ir važiuoja žaisti, tai tikime, kad jisai yra apsitvarkęs. Ir tiesiog priėmėm tokį sprendimą, kur matėme, kad žaidėjas, kaip ir pasikartosiu, nepilna koja nori būti čia. Man atrodo, kad mums labai svarbu turėti žaidėjus, kurie atsiduoda tam klubui ir nori būti ir būti Klaipėdoje. Iš jo paskutinė dienom to nesimatė ir mes tiesiog su juo atsisveikinom ir toliau ieškojom didelių. Tai dabar, kaip pasirašęs su kitu klubu, tiesiog turėjo šiek tiek finansiškai atiduoti klubui ir toliau sėkmingai tęsti savo karjerą. Apskritai, kalbant apie patį Eurocupą prieš sezoną, buvo daug skeptikų tikrai, kad mums čia nesiseks, tų pergalių praktiškai nepasieksim, grupė stipri, bet iškovojom tikrai solidžių ir neblogų pergalių, 2 išvykos, tarkim, prieš vienus grupės lyderių, tiek C9 Olimpija, tiek Bahče Šechiro komandą, ar ne, išvykai nugalėjom. Ir apskritai vertinant tą patį Eurocupo sezoną, tas reguliarusis sezonas jau artėja prie pabaigos, bet jūsų akimis kaip viskas atrodo? Tai taip, tai vėlgi mes kaip naujokai šitoje lygoje, tai mes žinojome, kad tai yra vienas iš stipriausių Europos turnyrų, kad fizinis kontaktas būtent rungtynių metu ten yra visiškai kitas ir mes labai geras pastebėjimas, kad buvo skeptikų daug, kad mes čia galbūt nepasieksim pergalės arba gal vieną kitą, tai aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad šita komanda susibūrusi tikrai rodo neblogą rezultatą, pasiekto 6 pergalės šiai dienai, tai yra, bet vėlgi, fanai yra reiklus ir mes to džiaugiamės, jie nori ne tik 6, bet ir daugiau, tai mes norime irgi taip pat. Tai tikrai mūsų tikslai dar nėra pasiekti, kalbant apie tą pergalių skaičių. Tai kai kažkur girdėjau, kad aš praeitam interviu sakiau, kad mes norime čia ne tik sudalyvauti, bet ir kažką nuveikti,
Tai aš manau, tos 6 pergalės rodo, kad mes kažką bandome tikrai nuveikti. Apskritai, kalbėjom apie tą neguminį biudžetą, kuris tikrai riboja kažkiek, galima sakyti taip ar ne, norint pasirašyti, tarkim, aukštesnės klasės tos žaidėjus, vis tiek turi žiūrėti tą piniginės dydį. Apskritai, kalbant apie rėmėjus, jų daugėja, tų partnerių daugėja, bet vis tiek mes kažkur turim tą ribą pasiekti ar ne, ir ne visada, ką patys gal ir norėtume pasirašyti, kokį tai žaidėją, ar skirti, nežinau, kažkokiem kitokiem dalykam, ta prasme, mes esame ar ne ribojami. Tai tiesiog, nežinau, pasidžiaugti apie rėmėjus gal. Taip, tai aš turbūt kiekvienam interviu tikrai džiaugiuosi ir su jų aktyvumu, aš džiaugiuosi ir senaisiais rėmėjais, kurie gal netgi ir pagerina tą indėlį. Tai atsiradusių naujų ir sakau, čia yra biudžetas neguminis, tai mes jį planuojame tokį turėti. Tai jį dar surinkti reikia. Tai yra ne tik kažkokį geresnį žaidėją pasirašyti ar trenerius kažkokius, bet yra labai daug išlaidų ir kitų, tai prisidėjusius tos pačios kelionės. Vėlgi mes neišvengiamai turim pasakyti ir apie tas pačias skolas, tai mes vėl galiu pasidžiaugti, kad tos skolos iš senųjų laikų dar jos kabo, bet jos šiais metais bus visiškai padengtos. Tai, sakau, judame į priekį ir renkame tą biudžetą ir mes, aišku, tikimės, kad kiekvienais metais jis bus didesnis ir mes galėsime lankščiau pasižiūrėti ir pasirašyti tų žaidėjų geresnių. Tai ant šituo klausimu tikrai yra dirbama ir norime pasiekti geresnių rezultatų. Dar kalbant apie irgi tuos naujokus, jų paieškas ir buvo tokių pastebėjimų irgi taip pat iš mūsų reiklių fanų, kad kodėl, tarkim, pasirašėm žaidėją, paskelbėm po rungtynių, paskutiniųjų Europos taurėje, kodėl jisai iškart negalėjo anksčiau atvykti, tai nežinau, visą tą turbūt gal ne visiems žinomas tas procesas, bet iš vidaus gal galim papasakoti šiek tiek apie tai, kodėl jisai būtent negalėjo tose rungtynėse žaisti ir kaip vyksta tas procesas. Na, šitoje sezono stadijoje atrasti žaidėją tinkamai yra sudėtinga, ypač tokios pozicijos. Tai mes kalbėjome su eilė agentų ir žiūrėjome, kokį geriausią variantą atrasti. Tai čia yra tokių, kaip studentai, paskutinės dienos darbai. Tiesiog taip gavosi, kad jisai atstovavo visiškai kitą komandą ir ne visą laiką eina labai greitai iš kitos komandos, sakykime, ištraukti tą žaidėją. Tai yra irgi ilgas procesas, bendravimas, jie irgi turi rungtynių kelionės, tai taip mes bandėme padaryti tai kuo anksčiau, bet jei būtų jisai laisvas, būtų viskas greičiau. O šiai dienai jis buvo kitoje komandoje ir tas procesas, kaip ir sakau, nėra toks labai trumpas, bet mes spėjame jį registruoti ir jis toliau galės atstovauti klubą Eurocape, tai aš manau dar spės parodyti savo sugebėjimus. Kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurę, praeiti metai buvo fantastiški, padarėme ir filmą apie tai, nuo grupio etapo Žygos tritaškio prieš Gedimino Petrausko treniruojamą Kėdainių klubą iki antros dvikovos Vilniui su Vilniaus Rytu, ar ne, ir tas fantastinis pats finalo ketvirtas jau, kur pritrūko labai nedaug iki čempionų titulo, ar ne, dabar jau patekome ir iš Šiauliuose vyksantį šiais metais finalo ketvirtą, kaip jūsų akimis, kokios prognozės, kokie, nežinau, lūkesčiai šitom likusiam 2 rungtynėm? Mes žinome, ar ne, kad pirmieji tie etapai tokio didelio susidomėjimo gal Karaliaus Mindaugo taurė ir nesukelia patiems žiūrovams, bet kai ateina finalinis ketvirtas, mes
puikiai atsimenam to praeitų metų. Tai įspūdingas renginys ir aš manau, ne tik krepšiniu, bet ir apskritai su atlikėjais ir su viso organizavimu būtent šito turnyro. Tai vienas malonumas ten dalyvauti ir atstovauti būtent mūsų miestą. Manau, kad ten žiūrimumas didelis ne tik vietoje, arenoje, bet ir per televizijos ekranus. Tai tikrai yra įspūdingas renginys. Beje, galės dabar Gediminas Petrauskas pusfinalį tritaškį įmesti Žygimantui Janavičiui. Tai taip, mes pirmas mūsų varžovas turbūt ne pats lengviausias, bet Kamatai parodė, kad ne visada nėra aišku, kas bus finale, tai mes to pačio ir sieksime. Stebuklinga aura. Ir pabaigai turbūt reikia pakalbėti apie mūsų jaunimą, dublerius ar ne, ir apskritai Vlado Knaščiaus krepšinio mokyklą. Kaip ta integracija vyksta, turbūt norėtųsi kažkiek daugiau to jaunimo integruoti, bet aišku, mes žinome, kad jie ir sportuoja su pagrindinė komanda, yra ruošiama, kaip sakyt, ta dirba jau ir vyrų krepšiniui, bet jūsų akimis tas visas procesas ir su Tomu treneriu, su Tomu Gaidamavičiu. Tai, sakau, visi yra pajungti tos darbus, būtent to jaunimo ieškojimo ir jaunimo prijungimo, ko daugiau į tą mūsų pagrindinę komandą. Tai Vlado Knaščiaus mokyklos irgi administracija yra pasijungus ir dirba, tai mes galime pasidžiaugti, kad turime puikų ryšį. Taip pat stebime ir NKL, Neptūno Aqua Service komandos žaidimą, tai aš galiu pasidžiaugti irgi jų savo tikslų tikrai šiai dienai siekianti komanda ir matau jų pastangas būtent to jaunimo. Tai aišku, sudėtinga yra šį sezoną vis dažniau juos pajungti į mūsų treniruotės, nes pas mus atsiradus tam pačiam Eurocupui yra labai daug išvykų, tos treniruotės būna netokios jau su dideliu krūviu, ar ne, arba būtent iš karto jau reikia ruoštis kitom rungtynėm, tai ne visada gali naują ir jauną žaidėją pajungti, bet vis stengiamės ir norime jiems paruošti tą dirvą, kad jie bent jau su pagrindinės komandos žaidėjai susipažintų ir gale sezono galbūt netgi ir daugiau pasijungtų prie mūsų. Kalbėjom apie lūkestį Europos taurėje, kalbėjom apie lūkestį Karaliaus Mindaugo taurėje ir nepalėtėm gal iki galo tos Lietuvos krepšinio lygos, tai vietinės lygos, koks tas lūkestis būtų. Dabar, kaip ir šnekėjom, viskas neblogai, viskas gražu ar ne, bet turbūt tas pozicijas, daug kas taikosi, tas pozicijas yra išlaikyti, kaip sakyt, yra sudėtingiau negu vytis, mano akimis. Kokie lūkesčiai, nežinau, tam pačiam LKL-ui ir antrai sezono tai daliai? Tai mes puikiai suprantame, kad LKL krepšinio lygos rezultatas mums yra labai svarbus, jeigu mes norime išlikti ir tam pačiam Eurocupo turnyre. Tai mūsų tikslas tikrai būti ketverte ir mes ryžtingai eisim link to. Ir aš tikiu, kad mes pasieksim.